Pradėjau sportuoti, man nieks nepasakė, kad reikia pasižiūrėti mitybą. Aš metus laiko sportavau be reikalo. Tai va, turėjau tokį rezultatą. Man nieks nepasakė. Įsivaizduokit, jeigu tai moteriai 40 metų arba 50 ir pas ją sumažėjęs skrandžio rūgštingumas ir yra pobūvis, šašlykus kepa. Ir suvalgo ta moteris 2 šašlykų porcijas. Kaip jūs galvojate, kokiame pavidale tie mėsos gabalai nueis į žarnas? Ogi siaubingame. Skrandžio sulčių neužtenka suvirškinti, kasos fermentų neužtenka ir visiškai nesmulkintas mėsos gabalas sėdi žarnuose. Ką jisai veikia? Jisai tenai pūna, jisai nuodija mus ir visi toksinai patenka į kraują. Kaip jaučiamės? Labai dažnai salėje paklausiu žmonių, kas yra baltymai? Kaip jūs galvojate? Tai vyrai pasako, baltymai reikalingi raumenims, moteris pasako plaukams, nagams. Dažniausiai tuo ir baigiasi žmonių žinios apie baltymus. Mūsų kūne ląstelės nėra statinėje būsenoje. Jos pastoviai keičiasi. Jos dalijasi, miršta, ryja deguonį, išskiria anglies dvideginį, bet joms reikalingi resursai savo gyvybiniai veiklai. Šitie resursai yra baltymai. Bet atsargų mes savo kūne baltymų turime labai mažai. Todėl baltymus mes turime gauti su maistu. Tik iš maisto baltymai, kurie yra gauti, sintetinamos naujos ląstelės mūsų kūne. Iš riebalų ir angliavandenių baltymai nesintetinami. Jie nepadeda mums atsinaujinti. Iš riebalų ir angliavandenių baltymai nesintetinami. Jie nepadeda mums atsinaujinti. Dabar įsivaizduokite, visos mūsų kūno ląstelės turi pasikeisti per tam tikrą laiką. Visi baltymai mūsų kūne atsinaujina nevienodu greičiu. Pavyzdžiui, hemoglobino molekulė gyvena 120 dienų. Kepenų baltymai atsinaujina per 6 mėnesius, pusę kepenų baltymų. Visiškai kepenys atsinaujina. Net iki 6 metų reikia, kad atsinaujintų. Raumenys atsinaujina per 3 mėnesius. Todėl nesitikėkite rezultato salėje už savaitės, už mėnesio. Reikia palaukti 3 mėnesius, kada pasikeistų raumenų baltymai. O dabar įsivaizduokite, jeigu žmogus valgo pakankamai baltymų ir jeigu tas baltymas yra gerai įsisavinamas, ląstelės gali dalintis tvarkingai, resursų užtenka mūsų kūne. Tada mes būsime jauni, visi mūsų organai veiks gerai, gaminsis visi hormonai, nes resursų užtenka mums atsinaujinti. Mes nesergame, nėra raukšlių, esame gražūs. Bet jeigu žmogus valgo mažai baltymų, arba valgo nekokybišką baltymą, arba dėl kažkokių tai priežasčių baltymų neįsisavina, mes negalime atsinaujinti, mes negalime atsistatyti. Ir jeigu ląstelėse yra trūkumas baltymų, jos gali net pasidalinti neteisingai. Šitos pasidalijusios ląstelės yra vadinamos atipinėmis, vėžinėmis. Tai net baltymų trūkumas gali sukelti šitokius pakitimus mūsų kūne. Jeigu žmogus valgo mažai baltymų, arba valgo nekokybišką baltymą, arba dėl kažkokių tai priežasčių baltymų neįsisavina, mes negalime atsinaujinti, mes negalime atsistatyti. Ir jeigu ląstelėse yra trūkumas baltymų, jos gali net pasidalinti neteisingai. Šitos pasidalijusios ląstelės yra vadinamos atipinėmis, vėžinėmis. Tai net baltymų trūkumas gali sukelti šitokius pakitimus mūsų kūne.